Labą dieną. Šiandien mums reikės 2 baltų lapų ir 1 raudono lapo. Mes šiandien darysim gandrą. Tai nuo gandro mes pasiemam baltą lapą. Taip. Pasiemam baltą lapą. Tada nusipiešiam jam tokį, jo kūną. Padarom. Va. Ir jo uodegėlį. Tai kaip čia atrodo, jūs matot, ar nematot, va taip reikia padaryti. Toliau. Mes šitą išsikerpam. Va, ir šitą dalį išsikerpam. Va, kaip mūsų procesas vyksta. Dabar nuo plunksnelių. Jūs galite lapą belė kokį, storą, nestorą, belė koks tinka. Svarbiausia 2 balti lapai ir 1 raudonas lapas. Tai kerpam. Va, jau link pabaigos. Nukirpti, aišku. Va. Link pabaigos. Ir va. Jūs dabar šitą visą turit apvedžiot juodai, kad ryškiau matytųsi ir kad būtų patogiau, kad iš toli jūsų gandras matytųsi geriau. Va. Ir va, taip galim padaryti tą gandrą. Ir žiauriai gerai. Bet tinka ir toks gandras. Čia, aišku, aš nesakau, kad čia pats gražiausias gandras. Gal jūsų gausis gražesnis negu pas mane. Va. Apvedžiojam linijas, kaip matot, taip kažkaip. Tai va jau. Darom taip. Va, jau apvedžiojom. Dabar imam kitą lapą. Dar 1 baltą lapą. Ir dabar nusibraižom taip. Mums reikės 4 kojų, nes gandro tie kojos, tos kojos jų yra didelės. Tai darom kokį, va taip
nusibrėžkit kokius palei dvi dabar kojas va tokias darysim. Tokias per pusę. Nu va tokias. Tokias va, pagal viską. Na, aš jums parodysiu video. Čia čia toks skirtas video, kur pirmą jūs pažiūrėkite šitą video. Pirmą pažiūrėkit visą šitą video, o paskui galėsit daryti. Nes tada jūs, gal geriau jums gausis, nežinau. Tikriausiai, kad jums tiesiog, jums pagerins. Jūs geriau žinosit, ką reikia daryti. Va, dabar nusibraižom tokias linijas. Va, tiesiai. Susibraižom jas. Va. Truputėlį, va. Padarėm tokį. Dabar dar antrą turim padaryti. Tai antras bus pas mus irgi kojos. Bet jeigu jūs netaupliai naudosit lapų šitų baltų, tai jums reikės daugiau tiesiog, kaip pasakyti, jums tiesiog reikės daugiau visko daryti. Tai va. Šį kartą bus, nebijokit, šį kartą bus baltas gandras ir raudonas, jo snapas bus raudonas ten. Galva šį kartą nebus raudona, bet bus jo tie. Pamatysit viską, kaip bus. Tai toliau darom. Šį kartą labai ilgai užtruks. Nežinau, jūs dažiūrėsit šitą video. Tai man... Kaip pas mane ta liniuotė? Ai, va. Dabar darysim tokie. Šį kartą bus gandras toks keistokas, bet turi viskas gautis. Tai pas mus turės būti galvytė. Nusipieškit jūs. Nusipieškit galvytę. Bus tokia. Paimkit. Ir čia jo bus tokie. Jo, galva, plaukai tokie. Matot, va. Prasišarčiau. Dabar akytės piešiam. Galite akytės tokias, gal didelės akytės daryti. Aš šį kartą darau tokias. Va, dabar reikės jums padaryti letenėlės. Ne letenėlės, o jų, kaip pasakyti, jų plunksnos, jų tie, kaip sparnai, va, prisiminiau. Sparnus darysim, va, tokius, ir dar vieną. Ir padarysim tiek. Kol kas jo burnos, kaip pasakyti, nereikia daryti, nes ten bus snapas. Toliau. Jo. Va. Iškirpam jo tas dalis.
iškirpinėjam pirmą galvą. Va, padarėm tokį jo, kol kas jis taip atrodo, bet dar darysim jį. Ir darysim. Aš čia biškį suklaidinau. Čia turi, jeigu ką, būt vienas. Čia bus, jeigu ką, kaklas. O kojas bus ant raudono lapo. Tai va, čia bus jo, kaip pasakyti, jo kaklas. Kerpam jo kaklą. Baltas. Jo kaklas bus. Gražiai iškirpkit, kad jūs pagirti. Jūs padarykit tokią armonikėlę, sulankstykit tokius. Bam, va taip lankstykit ir, aš jums parodysiu, kaip turėtų būti armonikėlė, kaip turėtų gautis tiesi. Va. Pam. Pam, pam. Pam, pam. Va, ir taip jūs darot, va taip. Ir taip darot tą armonikėlę iki pat galo. Va. Va. Ir štai taip turi gautis. Va taip. Bam, 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 bam. Padedam į šonelį. Va, padėsim. Dabar jo letenas. Iškerpam jo letenas. Oi, jo. Ne letenas vėl smaišiau jo sparnus. Jūs gali dar surasti mano visokiems video. Aš dar ir seku eilėraščius ir pasakėlis. Tai va, visai neseniai buvo išleista. Visai prieš kokias, neprisimenu, prieš 10 minučių ar prieš 5 minutės aš išleidau tą knygą tuoj. Prisiminsiu tuoj kaip ta. Va, valio, ne taip. Valio, ne taip. Va, toks buvo eilėraštis. Tai va, prisimenu. O vakar aš kažkokias kitas išleidau. Neprisimenu kokias, bet kažkokias. Tai va. Jau viena letenėlė paruošta. Va. Tai su šita letenėlė galim jau padaryti jau kažką. Va. Ir vėl aš pasakiau letenėlę, tas vėl pamiršta. Kaip tie. Mums šitų dabar šiukšlių nebereikės. Tai jas išmetam. Mes dabar naudosim. Mes jau padarėm 2 letenėlės. Padarėm vieną galvą ir padarėm jo kūną. Va, koks didžiulis turi būti.
Tai mes jį pasidedam čia. Dabar mes raudoną lapą dėsim. Dabar jums reikės liniuotės ir pieštuko. Mes dabar su šitais dalykais. Va, tai kaip aš jums sakiau, jūs turėsit nusibrėžti teisingai. Turėsit nusibrėžti 2 centimetrus. Kad jiems gautųsi taip padaryti. Būtinai paspauskite laiką ir jums bus tikrai gražesnis kambarys su šituo gandru, geru ir labai gražiu, su šitais dalykais, tiesiog fantastika bus. Aš jūs tikrai nemeluoju, pas mane irgi tai buvo, dariau gandrą ir tiesiog fantastika, kaip buvo gražu. Pas mane visas kambarys čia pasipuošęs. Tai va, toks padarėm 2 kojas, taip, 2 tuos darysim. Dabar mums reikės, taip, 2 tų galų kojų, va jums parodysiu. Va, darom jau tokias ilgas kojas. Va, darysim. Gal jūs gražiau už mane padarysit? Jeigu jūs gražiau padarysit komentaruose, man būtinai atsiųskit ir parodykit. Man tai bus įdomu. Ir gal dar prikursiu visokių dalykų. Tai va, tiek ir žinių. O dabar jau pabaiginėjam. Jau link pabaigos. Žinau, kad čia labai ilgai užtrunka. Jau dabar 17 minučių. Jau ir 50 sekundžių. 17 minučių jau praėjo ir 50 sekundžių, tai čia yra labai daug. Tai nežinau, jūs dažiūrėsit šitą video, prašau, dažiūrėkit. Ir jūs tiesiog nustebins šitas video. Tikrai nemeluoju. Va, ir dabar mes darom tokius kritulius. Mes jau dabar padarėm tokius, va jums rodau, va, kojytės. Va šitos 2 ir jo dar kojytės. Dabar turėsim padaryti tokius kritulius. Taip, darom skritulius. Gražus, kokie jums gražiausi skrituliai. Va. Ir jums dabar beliko snapą nupiešti. Ir viską iškirpt paskui. Tai čia yra labai gerai. Ir labai puiku. Bet ir to užtenka. Va. Čia dabar dar liko šitą nutrinti, va netyčia padariau. Va, čia snapas bus va toks, snapiukas. Mes gal jį padarysim per pusę, nes tikrai jis per didelis. Jis toks, labai geras. Ir čia jums taip beliko iškirpt. Taip kirpkit, kaip galit, kuo greičiau. Va. Iškirpkit dabar
tuos rutuliukus. Čia jų keliai tokie bus. Va. Iš visokių popierių galima bele ką padaryti, ką tik gali, nes čia yra tiesiog fantastika. Jūsų tiesiog fantazija, ką jūs tik tai norit padaryti. Man nesvarbu, bet jūsų fantastika. Parašykit komentaruose, ar jums, kurie žiūri šitą video, aišku, ar jums reikia padaryti tokį video, kas nemoka lėktuvėlius daryti. Gal, nežinau, ar aš darysiu lėktuvėlių video. Tai būtinai parašykite komentaruose, ar man daryti tuos lėktuvėlius video, kaip lėktuvėlius daryti. Va, tai čia bus trumpas video, labai lengvas, tai aš jums galėsiu parodyti. Tai jūs komentaruose jūsų labai laukia. Va, perkirpsim snapą, bus jums. Koks jums gražesnis snapas? Aišku, kad šitas. Tai va, mes jau padarėm snapą, padarysim dar tokius dalykus, mes jau padarėm dar rutuliukus, va, ir dabar tai liko kojas, o kojas mes padarysim tokias. Aš jums dabar, aš neseniai visai sakiau, kur pirmą persižiūrėkit šitą video ir tada pirmą persižiūrėkit pasižiūrėkit šitą video, kur aš sakiau iš pradžių, o paskui daryti, tai šito gal nedarykit, pirmą gal iš karto darykit va šitą, nes labai daug jums laiko užtruks, gal kokia ir valanda, jeigu jūs 2 kartus žiūrėsit per tą patį tą video. Tai nesakau, kad labai gerai, bet, kas yra, tas yra. Va. Koja viena. Ir tuoj antrą padarysim. Va. Tai va, padarėm jau tokias kojytės, kaip matot, dvi tokias. Ir dabar mums tik tai liko jau pabaiga, o paskui klijuosim. Tai va, kol kas iškirpinėjam. Neskubėkit, aš tai biškutį paskubam, nes man daug dalykų, darbų, namų darbus padaryti čia. Jo, taip yra. Aš žinau, kad aš esu vaikas. Aš visokius video filmuoju, viską. Tiesiog man patinka filmuoti visokius video, kad būtų geriau žmonėms, kurie nežino nieko, kaip ką padaryti. O dėl to ir aš jums viską filmuoju. Tai čia tik tai dėl jūsų. Tai va, pasidarėm šitas dvi. Ir dabar mes šituos du mes sulankstom į armonikėlės. Kad jums būtų greičiau, jūs sulankstykit šitos visus du, paimkit
ir sulankstykit iš karto juos. 2 į armonikėlę. Ir tai jums daug greičiau gausis, negu kaip pas mane. Tai jūs galite taip daryti ir sulankstyti armonikėlę. Va, lankstot, sulankstot. Galim sunku, jūs galite daryti po vieną. Man tiesiog, aš jau jums sakiau, kad aš skubu. Tai va. Aš darau. O toks turėtų gautis. Va, ir paskui darykit. Kažkas turėtų gautis. Tai dar nesigauna. O, po biškį. Ir viskas jau gausis. Va. Čia jau labai gerai. Čia jau puiku, jau link pabaigos. Šitas video yra jau link pabaigos. Aš visiems jums sakau, kas žiūri tik tai šitą video. Aš jums tiesiog rekomenduoju šitą žiūrėti video, jeigu jūs norit. Bet čia labai svertas video, nes, nėra labai gerai. Va, išėmėm ir va gavosi 2 armonikėlės. Dabar mes darom šituos sulankstom per pusę. Tik tai jūs nusibraižykit liniją. Vat iki čia maždaug, kad čia nelankstyt, nes tada negražiai gaunasi. Va, nubrėžkit ant kiekvieną tokią liniją. Su liniuotę rekomenduočiau. Va, lempą įsijungsiu. Lemputę. Va. Kaip tik šviesiau. Va, nusibrėžkit liniją. Mes jau čia beveik valandą darom šitą video, bet ne, dar beveik pusvalandį, ne valandą. Tai man atrodo, kad mes pusvalandį šitą darysim video. Tai rekomenduočiau daryti šitą, bet kaip nori. Čia jūsų pasirinkimas. Va. Ir lankstom. Lankstom bobablinų. Lankstom. Jeigu žinot šitą dainą, parašykit komentaruose. Blynai, tai skanumynai, bulviniai blynai, tai labai skanu. Blynai, tai bulviniai blynai, tai skanumynai, tai labai skanu. Kepė bobablinų. Kepė bobablinų. Vyrai, tai skanumynai. Blynai, tai skanumynai. Aš netyčia pasakiau vyrai, bet reikia pasakyti blynai. Tai labai skanu. Va, išėmė, padariau va tokią ir išėmė. Viskas. Va, tokias turi gautis pas jūs kojytės. Bing, 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 bing. Va. Taip gautųsi turėtų. Dabar mes paimam jo kūną. Pasimkit klijų. Mums reikės klijų. Va, klijai. Turiu klijų. Atsikimšom. Va, klijai. Ir mes turim dabar iš šitų šonų, kur nėra juodos pusės, ten reikia klijuoti. Va. Pirmą klijuojam šitą armonikėlę prie šitos galvos. Va. Ne, gal jums dabar rekomenduočiau priklijuoti snapą. Snapą su galva. Va. Ir taip turėtų atrodyti. Va taip. Priklijuokit būtinai dabar. Va, taip palaukit. Man tik tai servetėlė reikės įnešti. Va. Tuoj. Mes
aptepiau. Va. O. Va. Kitas reikalas. Va. Tai mes priklijavom. Va, gandrui nosį. Taip. Priklijavom gandrui nosį. O dabar mes turim priklijuot prie gandro. Turit, va, čia jo atvirkščiai. Va, paėmė ir priklijuoja va šitą patepi pusę ir priklijuoja va čia. Tai jeigu atvirkščiai, va, bam, bam. Turi dabar priklijuoti šitą pusę. Priklijuokit būtinai. Va. Va. Ir va taip pas jūs turit gautis. Toliau jūs priklijuokit šitą visą kūną. Čia jo, aišku, ten plunksnos, va. Ir va čia mes priklijuojam, va čia. Tai priklijuojam. Priklijuojam šitą dalį, va, patepam klijais. Ir prilipinam. Va. Va, taip priklijuojam prie jo daliuko. Va. Ir dabar, va taip, va, padarėm. Dabar kojas lipinam, kojas. Pačias, bet mes dabar, va, tuoj panaudosim šitą. Paimam tokią ir tokią. Ir mes priklijuojam, vat taip maždaug. Vat taip. Maždaug paėmė ir paklijuoja tą šoną. Va. Patepim. Ir priklijuoja tą šoną. Kaip sakiau. Oi. Biškutė. Pasijudino. Va. Ir dabar tik tai liko va čia priklijuoti tą raudoną dalį. Va. 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 Dabar mes priklijuojam šitą su šituo. Va, paimam ir paklijuojam. Taip mūsų procesas vyksta. Jau 33 minutės. Mes jau baigsim už kokių 2 ar 4 minučių. Ar 3 jo. Tai va, mes padarom taip. Taip. Dabar suklijavom taip. Dabar paklijuosim šitą dalį prie čia. Patepam. Čia antra jau koja. Įspėju. Jau antrą koją darom. Va, padarėm 2 tokias kojas, taip? Dabar mums reikia jas. Labai paprasta, tik taip priklijuoti. Va, apverčiam jo gandrą, aišku, ir priklijuojam jos šonus. Va, dar tas, kaip ten, tos, neprisimenu, į sparnus priklijuosim, va dar. Va tiek. Ir vat taip. Va. Ir liko tik tai sparnus taip priklijuot. Priklijavom kojas. Dabar tik tai liko sparnus priklijuot. O, koks gandras gražus. Oi, koks prašmantus. Čia bus jo, tos kaip pasakyti. Nu, parodysiu. Padarom taip. Priklijuojam.
priklijuojam. Oi, kažkokį sumaišiau vietom. Va, taip. Va. Ir va taip, volia. Padarėm gandrą. Dabar tuoj pakabinsiu ant sienos. Pamatysit. O, reikia gumos. Kur čia tavo? Gal, žinokit, draugai, mano nerasiu. Va, radau. Sakiau, nerasiu, bet radau. Sėkia, tuoj, palaukit biškutį. Tuoj aš padarysiu viską, mano draugai. Draugai, draugės, nežinau. Va, priklijuojam. Dar ant šitų galima parašyti, ant jo pilvo galima parašyti, mamai linkėjimus, va. Galima dar kažką parašyti. Nežinau, ko tik tai norit. Čia jūsų pasirinkimas, jūsų fantazija. Jūs čia galite parašyti kažką. Va, parodau. Ar gražiai gavosi. Parašykit būtinai komentaruose. Tai va, mūsų video baigtas ir iki kito karto. Būtinai paspauskite laiką ir iki kito karto.